Tai ką, sveiki, rebetas, amigos, kavalieras. Atvarėm į naują mums ežerą. Nieko nežinom čia normaliai, kaip kur kas kimba. Aišku, vienas iš nemėgstamiausių mano tipų, kad čia yra bliūdas toks, kaip vadinamas, žinot, jisai vienodo gylio, skaitykit, ir visą plotą. Tai matau, kad yra keletas žvejų, kurie vilkiauja, tai gal čia kažkokių rezultatų ir gali būti. Bandysim šiandien ir ešerių, ir lydekų, vis dėlto sezonas prasidėjęs. Šiandien, aišku, ir oras nelabai iš mūsų pusės, kažkaip buvo iš ryto -2, dabar saulė išlindo, vėjas yra, bet šalta. Tai pažiūrėsim, mesgi atkaklus žvejai, tai gal ir pasiseks viskas. Tai ką, ruoškit arbatėlę, ruoškit gėrimus kokius nors, sumuštinukus ir varom. Tai ką, mano mylimieji kolegos, ačiū Jums už praeitą video, patiko man, kad rašot komentarus. Žvejosiu šiandien kol kas sagumelė šitą vasilkę vadinamą, man atrodo, jinai taip ir vadinasi, ar šprota jinai vadinasi, kažkas tokio. SG2 spinningas, 213 cm, nuo 7 iki 22 gramų, nu ir mano Savage Gear SG8, ryte 2,5 tūkstančio. Tai ačiū Jums labai už aktyvumą, ačiū už palaikymą. Tikiuosi, kad šitam video irgi surasiu Jūsų komentarą po video. Ir jeigu nesunku, man įdomu, parašykit, kokiu laiku Jūs žiūrit šį video dabar. Koks laikas Jūsų paros yra, ar rytas, ten valandą galit parašyti. Man tiesą sakant įdomu, kada Jūs prieinat prie to YouTube, kad pažiūrėtų vidosiką. Tai, nes YouTube statistika viena sako, bet man įdomu tikras atsakas žmonių. Tai ką, nežvino, kolegos? Na, kadangi keičiam vietas, tai kol keičiam vietas, bandysim ir ant vilkiavimo. Nes kadangi kelios kitos valtis vaikščia tik tai vilkiauja, tai gal padidins šansą mums šiandien pamatyti uodegą. Pabandžiau ešeriukų savo lervas, nieko čia nesigauna. Manau, kad reikia pabandyti. Aš turiu, kur aš šitą dalyką turiu čia. Turiu tokią blizgę įdomią, tipo neužsikabinančią, va tokios spalvos ir tokios spalvos. Gal reikia su juo pabandyti lydekas ir lelijas įmest, pagaut, gal kažkas, jeigu lelijas sustoja. Ką, pabandysim, nu ką aš žinau, reikia kažką tai, kažkaip ištraukti šitą žuvį. A few moments later. Mylimieji, kaip sakoma, kažko ten tačka, kol kas nieko, bet kolega su kita valtim vilkiauja ant woblerio ir turėjo gan normalių kibimų. 4 ir 5 kibimai, viena legalkė, kitos nelegalkės, bet turėjo rankas jau išmaudęs, kaip sakoma, tai pabandysiu aš su tokiu wobleriu, kaip ir sakė, kad bronza. Žiūrim, gal man pasiseks. Gausis, kad vilkiausim, bet vietom sustojam, kur pažiūrim, koks dugnas ir ešeriukų bandysim. Tai va dabar sustojam, aš šitą užsidedu wobleriuką, bet imu savo ultralaitą ir bandau dar ešerių paieškoti. Gal mums kažkas čia nusišypsos laimė. Jeigu nenusišypsos, reikia važiuoti namo, bet viskas bus. Dar viskas bus, dar diena prieš akį. Turi mums gautis. Opa. Turiu jo, reikia čirpuko.
Ne, taip atrodo. Ha? Bet vis tiek su čirpoku bus patogiau. Op. Op. Nu va. Pirma uodega per visą dieną, nu kaip per visą, per keletą, kiek čia 3-4 valandas žvejojam. Ant vobleriuko sužaidė. Mes jau mąstėm kokį kitą ežerą plaukti. Matosim? Pamatosim jo, dėl įdimų dėlės. Turim giliniuotę. Nu ir kiek jinai čia turi? 55. 7. 5-7 comai. Nu va, legali. 2,000 years later. Na ką, mano mylimieji žiūrovai. Mums buvo trumpas perėjimas, o mums buvo neilgas pervažiavimas į kitą tvenkinį. Nes ten jau viskas, jau buvo nulis, nieko nepagavom daugiau. Vėjas labai šaltas buvo, tai suradom šalia ežerą, kuris yra kaip ir miško viduriu. Turėtų sustotas, sustabdyti biškį tą mūsų vėją, šaltesnį tą, kad galima dar būtų biškį pažvejoti. Tai bandysim čia. Girdėjom, kad šitame ežere yra ešerių, tai pradėsim nuo mūsų ultralaitą. Kas nuo karto užmesiu ir spinningą lydeką paieškoti. Žiūrim toliau. Aš turbūt dabar pabandysiu kaip tam mūsų slaptam tvenkinį, kur buvo. Ten irgi prie pelkės. Gali būt, kad veiks mūsų ta kita mėlynoji lerva. Jeigu neveiks, tada darysim pavadėlį. Kaip jisai dropšotas yra dėmėsi. Sistemėlio. Ir pabandom iš pradžių su šitą lervą. Gal mums pasiseks šiandien pamatyti dryžuotusius pankos. Atsikabina? Ты только смотришь, вух, Я видел. спауде. Mačiau. Blemba, reikia bandyti Ты vėl. pačiu valti. Jo, yra kažkoks mažvaikis. О, увидели? O, šitas tai jau Шакилу. pusę kilo bus, kebra. Manau, kad, kokie 600. 50 грамм. Nu, kokie 5-9 jo. Ir jis man zirzina. Nu, bet nors kažkas jau. Nes kol kas tiek valandų buvo visiškai nulis. Матюка. Bet yra, ne? 900 граммов. Ai, tai toks pat. Ne, biški didesnis, negu mano buvo. Visą mikrušką. Visą mikrušką suvalgė, na? Chuliganas. Gal jau kažkoks dičkis atvažiuos pas mus. Turiu. O jau nebeturiu. Mažiukas buvo. Dir pabėga. Зир. Nu, žiurdzikas. Opa, turiu. Reikia tas. Ne, mažiukas. O, kur didelė. Nu jo, šitas tai jau į keptuvę net netilps. Aštrus koks. Давай квест didesnius.
Pateikia. Turit? A ne, pabėgo. Pabėgo? Pabėgo. Ai, kaip gaila. Tiesiog klausiau. Tonk. O dabar yra. Nu. Toks pat? Kaip visada? Kaip visada. O jo, šitas net jaus. Čia progresas. Čia reikia kitą valtį kviest į pagalbą. Tai yra dar. Progresas. Vėl šitas, kaip čia, pakrantės patrulis. Nu. Nu gal koks ir didesnis ateis. Čia mes jau nedaug liko laiko žvejot. Turiu, ja. Toks pat mažvaitis turi būti. Ja. Bet kai visą dieną iš vis nebekimba, tai hebra, nors vat šitas šypseną kelia, žinokit. Kiek kalbėjom su kitais žvejais, čia niekas nieko nepagavo. Ojei, iškrito. Nu tai ką, rebetas, amigos kavalieros, ačiū, kad žiūrėjot šitą video, matėt, kaip sekėsi mums. Vis dėlto ta šiaurės peršvaistė ir toks kintamas oras nelabai su žvejyba susijęs, bet ką pabandėm, tą pabandėm. Ačiū, kad žiūrėjot, galit parašyti kokį komentarą. Aš galvoju, gal, jeigu galit, gal parašykit, ar jums įdomu būtų, jeigu mes nuvažiuotume su kokią plūdę gal pažvejot, nes kažkaip jau seniai buvau su plūdė, kažkaip pasiilgau, tai įdomu, ar jums būtų įdomu ir kokiu formatu, arba gal ką gaudyt, ar šiaip tiesiog kad su plūdinė. Ačiū jums visiems, subscribinkit kanalą ir ką, nei žvino, nei uodegos ir iki kito karto. Iki!